Sveiki, bičiuliai. Birželio 21, pajūris, laukia gal plys 22, gal kokie. Ir trumpas istorijos pratęsimas. Praeitą savaitgalį, birželio 15 dieną, buvo rasta tik viena motinėlė šitam dviaukščiam, dvimutininiam galim pavadinti. O šiandien po savaitės randu ir dar vieną motinėlę, kuri jau pažymėta ir neseniai pradėjus kiaušinti. Taip kad kol kas viskas normaliai. Žiūrėsim, kaip ten seksis jom toliau. Rezultatai po porą savaičių. Ar išgyvens, ar panašiai ir taip toliau. Na, žiūrėsim. Geras naujienas, ačiū. Tikrinam dar vieną šeimą, kitam bitinę. Ten, kur buvau radęs viršutiniam korpuse motinėlę ir apatiniam nebuvo motinėlės. Dabar atvažiavau, motinėlės kaip ir nerandu. Randu didelį nupintą motininį, pradėjau laužyti. Ir ką jūs matot? Jeigu tik išeis parodyt. Matot, ten yra kiaušinėlis. Tai klausimas dar vienas. Ar tikrai bitės negali atsinešti kiaušinėlio? Nes viršutiniam korpuse yra perų jau, nes ten motinėlę deda pilnumoje. Čia kol kas motinėlės neradau. Sveikučiai, bičiuliai. Birželio 24 Joninės. Na ką, atvažiavau dar kartą reviziją daryti, su viltim, kad buvo įdėta perų į apačią ir bus užmėgsta lopšelio. O čia randu vaką. Taigi jau spėjau ir pažymėti. Bent jau vienam aviliukį visai neblogi rezultatai. Reiškia, dirbs viena apačioj, kita viršuj. Na ką, sėkmės tau mažutė. Aišku, tu esi jaunesnė negu viršutinė, nes viršutiniam korpuse, kurį jau nukėliau su Diukarovo lente, tą pertvarėlę, yra bent 3 rūto minimum perų per savaitę. Taip kad rezultatas, sakyčiau, visai neblogas. Na ką, nešaldau lizdo ir žiūrėsim, kas sekančiam darosi. Iki. Na ir sekantis avilys, kur buvo irgi rasta viršuj apsiskraidžiusi motinėlė, apačioje kaip ir jau buvo prarasta viltis nieko nerasti. Motinėlės neradau, bet kontroliai buvau įdėjęs perų, tai motininių neužmezgė, bet ant to pačio korio radau šviežių kiaušinėlių ir ant kito. Deja, motinėlės kol kas neradau, gera slapukė. Tai žiūrėsim, kas ten gausis kitą. Sykį, kai tikrinsiu, gal už kokios savaitės. Nu, kaip ir neblogai tada. Augam.